Kartais norisi suvokti vieną tiesą, egzistavimo reikšmė, kaip atskirti tamsą šviesą. Ką veikiam šitame mažame pasaulyje, kur visa ko prasmė, kodėl gimėm po šitą saulę. Ar laukti, kol kažkas nukris iš dangaus, ar paprasčiausiai pasiimti tai, ko nori, juk nieks nelauks. Gal kas rėks, gal kam skaudės, kažkas praras, kažkas kažką gaus, jei labai norės. Kur riba tarp blogio ir gėrio, kur nata pabarsto ant širdies sūraus smėlio. Tiek daug klausimų pastoviai sukasi mano galvoj, gyvenu su viltim, atsakymas gal bus rytoj. Kas gali būti geresnio už tą dieną, kai gauni atlygį už prakaito lašą kiekvieną išlietą į dūžtantį ploną stiklą, padėtą ten į dušą, kur viskas yra tikra. Kas gali būti kietesnis už tą plieną, kurį pats sukali tik vien savo valia vieną, įdėdamas į jį visą savo stiprybę, kad parodytum visiems savo esybę. Kas gali būti, jei nežinai atsakymų, nesupranti per daug filosofinių pasakymų, skaitai paprasčiau, rašai atviriau, konkrečiau, kalbė ramiau, galvoji ko toliau. Įsišaukimus priėmi kaip neverta dėmesio šūdą, valinko toliau sakai, kol manyje žvėris dar nepabūdo. Stengiesi kontroliuoti viską, deja, kartais viskas sprogsta ir tai nepavyksta. Žmogus turbūt tom ir yra ypatingas, gali kontroliuoti save, o kartais tai nereikalinga. Emocijos tai geras ženklas, tik marozai nejaučia, kas džiaugsmas, o kas yra verksmas. Turėjau ir turėsiu klausimų apie visą šitą mėšlą, kaip ir kas iš tiesų, bet žinau vieną dalyką, tikrai turiu mylimus žmonės, supančius mane visą laiką. Tai draugai, šeima, mano mažutė, šalia muzika, kuri saugo hip-hopo dvasia. Daug kas suteikia džiaugsmą ir net girta kalba jau su bokalu rankoje. Kas gali būti